čia ir užsitęsusi Vilkų ataka, kuriai lieka vos 3 sekundės. Sugeba dar iškišti kamuolį Kavonas Blaževičiaus 2 taškai. Tai, na, žaidimas, žinant, kiek nedaug minučių sąlyginai žaidžia, patenka tarp 10 naudingiausių lygos krepšininkų. Na vėl, jo greitis ten sukūrė viską, čia jau Kavonas kitoje pusėje. Iš kitos krepšio pusės Anthony Kavonas. Matas Jogėla prieš tą patį prancūzą, Dansoną ten stepautas, Blaževičius, geras ekstra perdavimas ir Miniotas. Su dar šiek tiek ir varžovo kontakto įverčia 2 taškus. Kažkiek tenai Miniotas sutrukdo tą metimui. Kavonas atgauna Francisko, vėl pasinaudoja Minioto kūnų baudos aikštelėje, 2 taškai ir Andrėja Trinkeri. Jau tikrai nepatenkintas komandas, teskiria tik 3 taškai ir jisai neklysta, vėl 6 taškų pranašumas. Anthony Kavonas dar kartą užsiblokuoja iš kitos lanko pusės. Na, nepabijojo Lauryno Biručio ir... Čia ne tai, kad nepabijojo, jis tiesiog pamatė Birutį ir iš karto nusprendė atakuoti kaip bulius raudoną spalvą. O čia išmus, na, tiesiog užatakuoti, tiesiog bėgant, leidžiantis į apačią. Tormanas nesiryžta mesti ekstra perdavimas Kulboką iš toli, bingo. Atsidaro. Dabar jau prie tritaškio Gainės Julanovo neleidžia Sirvidžiui išsimesti tritaškį, išsimeta flauterį ir trečią šansą turi žalgiriečiai. Vienas amerikietis kitą. O dabar žalgiris keičiasi ir Dansonas jau lieka prie Andriuso. Kamuolys virš lanko, labai graži Wolves Twinsbet ataka. Epizodas. Ruksas. Gražiai suklaidina ten Dovį Giedraitį, Kristupas Žemaitis ir ekstra taškas, ypatingai rungtynėse prie Žalgirį, na, duotų didelį postumį į priekį kovoje dėl 3 vietos. Francisko čia neatsilaiko prieš Trešoną Tarmaną ir taiklių serbo metimų ir susinervina Žalgirio aukštaūgis. Būtent jie atakuoja, Tarmanas galingas žaidėjas. Pažiūrėsime, ką Vilkai po minutės pertraukėlės yra paruošę. Andriusas atakuoja Izėją Vongą, metimas netaiklus, bet čia Malikas Blaževičius ir pirmieji antrojo šanso taškai Lukai šiandien. Bando išsilaisvinti iš varžovo glubos, kamuolys dabar jau prie Izėją Vongo. Ir jisai gauna stogą nuo Garisono Brukso, ten pabėgęs Kristupas Žemaitis ir jo metimas iš po krepšio. Čia Izėja Vongas, atrodo, susižeidžia tame epizode. Susijėmės už rankos. Svečiai Matas Jogėla, dabar Kristupui Žemaičiui prieš kurį Laurynas Birutis. Vėl perdavimas Kulbokai, žingsnelis atgal. Kulboka pataiko tą antrąjį Wolves Twinsbet tritaškį. Jisai abiejų autorius. Ir Andrėja Trinkeri ten labai. Vis tiek nepaneigsime, kad atmosfera tokia lyg jau, na, šiek tiek formalumus tiesiog tvarko komandos aikštelėje, bet galbūt dar Wolves Twinsbet mus gali nustebinti. Čia dar 2 taškai. Akivaizdu ir Žalgirio turbūt jau. Čia dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Tiesa, tai virsta klaida. Blaževičius greitajame puolime sugraibo tą kamuolį, tačiau metimą nepavyksta pataikyti. Galvota paskutinės rungtynės. Daniel Baslyk su Wolves uniforma sužaidė dar sausio 5 dieną prieš Kėdainių Nevėžio Optibet. Taip kad po 5 metų, kad taip pat nedaug tos žaidybinės praktikos. Žemaitis į kairę, pro Vongą, ten 2 žaidėjus sutraukia, būtent Marcinkevičiui nusimestas kamuolys ir 3 taškai. O čia Izėja Vongo 2 taškai, taiklus jo metimas. Antrasis šiandien žaidimo, čia Kulbokas 2 taškais kitoje aikštelės pusėje. Visiškai. Galime teikti, kad šiandien Žalgiris įsprendė reikalus tikrai užtikrintai. Nuo antrojo kėlinio pradžios prasidėjo jų dominacija. Koks gražus perdavimas. Vieną ataką Wolves Twinsbet. 10 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Baslykas iš toli.